Problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Sveiki visi, su jumis sveikinasi Gabrielė Krulytė. Šiandien Jaunimo kodo laidoje svečiuojasi Steponas Davidavičius. Labas, Steponai. Labas. Iš tiesų, jau kuris laikas galvojau tave pakalbinti. Tai tikrai žinokit, klausytojai, būna, kad apie pašnekovą galvoju labai ilgai ir jisai atsiranda studijoje. Tai iš tiesų, kažkaip aš nežinau, kada gal apie pusę metų jau taip svarsčiau, kadangi tu esi Vilniaus Evangelinės bažnyčios jaunimo lyderis, tarnautojas ir kažkaip taip vis tave pamatydavau bažnyčioje, kadangi dabar su vaikais dirbu mokykloje ir kažkaip tu man toks visą laiką atrodai jauno žmogaus pavyzdys, tarnautojo, kuris pašventė savo gyvenimą. Tai tiesiog labai būtų ir įdomu šiandien su tavim pakalbėti apie pašaukimą, apie tavo gyvenimą, apie tavo pasirinkimus, nes manau, tikrai mes mokam kainą, kai renkamės Kristų, kai jam tarnaujame ir tam tikrą prasme tenka kažko atsisakyti, su kažkokiais dalykais susigrumti, kovoti. Tai tikiu, kad tikrai padrąsins šis pokalbis tuos, kurie nori tarnauti Dievui, kurie nori pasišvęsti ir kaip tą daryti. Tai Steponai, papasakok daugiau šiek tiek apie save. Žinau, kad esi pakankamai jaunas, žinau, kad turi vaiką, neseniai ar ne, gimė jums vaikelis. Tai tie, kurie galbūt taip irgi tave tik matė iš šalies, bet nori sužinoti daugiau, tai kaip tu pristatytum save? Tai jo, aš jaunas tėtis esu dabar, tai čia kuo užsiemu pastaruosius 8 mėnesius, auginu, mokausi, skaitau knygas apie tai ir džiaugiuosi, labai daug džiaugsmo. Ar daug knygų perskaitai? Gal porą skyrių vienos knygos. Bet šiaip labai smagu, labai daug džiaugsmo teikia ir šiaip esu iš Elektrėnų originaliai, atsikrausčiau į Vilnių studijuodam, tai čia prieš 7 gal metus buvo, tai ar 8, labai greitai bėga laikas. Tai ir dirbu jaunimo tarnautojų bažnyčioj. Esi pilno laiko tarnautojas dabar? Taip, čia mano darbas nuo 8 iki 5, bet ne nuo 8 iki 5 iš tikrųjų toks darbas. Ir dirbu jau 5 metus, porą metų pilnai, prieš tai dirbau pusę etato. Tai kai prisistatau draugam, ar tikintėm ar netikintėm, kyla daug klausimų, ką aš ten darau kiekvieną dieną. Meldiesi tikriausiai, kalbėsi su žmonėm. Taip, to būna. Tai, akivaizdžiausias, labiausiai matomas, tai vasarą stovyklų esu koordinatorius, tenais darau, rašau programas. Man pačiam patinka žaidimai, tai ir gal kuriu žaidimus tenais. Tai visą programą rašau, grupelių medžiagą reikia ruošti. O per tą sezoną, mokslo metus, tai pagrindinis mano tarnavimas ir mūsų tarnavimas kaip bažnyčiai yra grupelių tarnavimas. Mes, čia šiek tiek išminties perlų, anksčiau mes buvom labai fokusavosi į renginius, bet mes pamatėm, kad per santykį asmeninį ir gali daugiau padėti žmogui pabūti su juo, tai mes visą fokusą perkeliam į grupeles ir dabar atrodo renginių nevyksta pas mus. Bet... O renginių, tai bendrų renginių, bažnyčios renginių ar kaip koncertų? Teisingai, ten išvykų panašiai pas mus būdavo klubų, visokių, kur daug žaidimų, daug veiksmo, daug žmonių vienu metu vienoj krūvoj, tai mes pakeitėm fokusą į grupeles, į asmeninį santykį ir gali atrodyti pas mus nieko nevyksta, tylu, bet iš tikrųjų vyksta daug daugiau ir daug daugiau padarom, būtent pakeisdami nuo renginių į santykius. Tai mano šiaip pagrindinis dalykas yra palaikyti tą grupelių tarnystę ir auginti jaunus lyderius. Pas mus studentai veda grupeles, o aš jiems vedu grupelę ir susitinku asmeniškai, mes daug mokomės, kaip vesti grupelę, kaip auginti mokinius, kaip mokyti kitus žmonės, kaip jūs skelbti Evangeliją, kaip mokyti juos atgailauti, skaityti žodį, melstis, pasakoti kitiems. Realiai mano pagrindinis prioritetas darbe yra investuoti į kitus žmonės. Nes pas mus yra nemažai žmonių ir aš su visais nepabendrausiu, nepakalbėsiu, tai aš tiesiog fokusuojuosi į tai, kad auginti juos, kad jie galėtų tai daryti. Taip, iš tiesų būtent būti žmonių žvėju, tai čia tavo tokia pagrindinė tema, dar prieš pokalbį, kai mes kalbėjom, tai tu tikrai labai degi tuo ir gal laido dar teks kiek daugiau ir apie tai pašnekėt, bet dar tau klausimas apie tavo būtent jauną amžių ir tavo pasirinkimą sekti Kristumi. Tu sakei, kad nuo jaunystės jau
jau seki, ar ne, Dievu, ir gal galėtum tiesiog papasakoti, kaip tai atsitiko, nes tikrai yra tokių istorijų, kur įtiki kur krikščioniško šeimoje auga, bet tada paskui, atsitraukia nuo Dievo, tavo gyvenime taip nebuvo. Jo, aš įtikėjau, būdamas vaikas, nežinau, kiek man buvo, 6, 7, 8, ir padariau tą, kiek vaikas gali prisimti atsakomybės ir pasakyti Dievui, kad juos seks. Tiek aš ir padariau, tai buvo mažas tikėjimas. Ir ta buvo, kiek sakei, 7? Ja, 6-7. Ja. Tai vat, man pasisekė, nes mano tėvai važinėdavo į stovyklas ir tarnaudavo tenais. Tai aš nuo pat mažmės, nuo kelių metų augau stovyklas ir mačiau, kas ten vyksta. Ir tiesiog Dievas mane pašaukė, aš kažkodėl supratau viduje savo, kad tai, kas čia vyksta, yra gyvenimas. Tai yra tikra ir Dievas yra tikras. Negalėjau nieko paaiškinti, bet žinau, kad esu tikras ir šlovindavau jį ir stengiausi sekti juo. Tai vat, o einant metams, paauglystėje, tai tik stiprėjo. Ir aš pradėjau ir jaunas tarnauti paskui vaikų stovyklose ir taip ir nepaleido jis manęs. Neturėjai to maištavimo tokio etapo? Ne. Turėjau etapą, kai buvo sunkiau, kai gal kilo kažkokių klausimų, bet kas mane išgelbėjo, kad Dievas buvo gailestingas ir aš pasėjau ieškoti tų atsakymų, o ne kažkur kitur. Ja. Na štai, toks mums visiems geras priminimas, ar ne, kad vaikus reikia vežti stovyklas ir neatskirti jų ir tikrai, kai auga toje aplinkoje, kur vyksta Dievo darbai, tai labai ir paliečia ir aš pati galiu ir savo gyvenimo paliudyti, kad vaikystėje mane močiutė vesdavo į bažnyčią ir į sekmadieninės mokyklėlės ir nors atrodė, kad nieko gal ir nėra tuo metu, bet tikrai tokios sėkmės padėjo, tai tikrai vaikų tarnavimas labai svarbus. Na kągi, ačiū tau labai ir po trumpos muzikinės pauzės mes pratęsime pokalbį ir pakalbėsime kiek daugiau apie būtent su kokiais sunkumais tu susidūrei pasirinkdamas tarnautojo kelią, nes tikiu, kad gal ne visada taip lengva, nors atrodo iš dalies ir siekimybė, iš kitos pusės daug visokių nuomonių apie tai yra, tad bus įdomu sužinoti, kaip tu su to susiduri. Radio stotis XFM. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Šiandien laidoje svečiuojasi Steponas Davidavičius ir su juo mes kalbamės apie pašaukimą, turbūt tokia būtų pagrindinė šios laidos tema. Ir Steponas gal kiek neįprastai įtikėjo labai ankstyvame amžiuje, 6-7 metų, taip sąmoningai pasirinko sekti Kristumi ir nebuvo tokių didesnių nuopuolių ir visą laiką ėjai pas Dievą, ar ne, kad ir kas benutiktų, žinojai, kad išeitis tik jame. Ir, atrodo, taip žiūrint tavo gyvenimą ir nekeista, ar ne, Dievas tave ruošia nuo mažens ir tu augai tokiai bažnytinėje aplinkoje, tai nekeista, kad dabar tu esi tarnautojas pilno laiko ir, aišku, tai, sakyčiau, nėra taip lengva, ir Lietuvos kontekste, nėra daug tų darbo vietų, kad visi čia galėtų dirbti bažnyčioje, tai iš dalies, kai tu esi jaunas krikščionis ir pati aš galėčiau pasakyti, nėra tokia siekimybė, kad aš noriu tarnauti Dievui, galbūt aš noriu būti tas pilno laiko tarnautas, iš kitos pusės, kai tu galbūt bendrauji ar nežinau, su draugais ar su žmonėmis, kurie nėra bažnytiniame kontekste, tai tada atrodo keista, ką tu čia darai, kodėl tu neini ir nedirbi pagal savo profesiją, galėtum uždirbti daugiau pinigų, žodžiu, visi tokie, ar ne, yra dalykai. Tai kaip tada, apskritai, pradėkim, kaip tu pasirinkai tą kelią, nusprendėjai būti bažnyčios tarnautoju ir ar nebuvo tau sunku, nebuvo kažkokių konfliktų vidinių? Jo, tai aš esu, kur baigė mokyklą ir nežinojo visiškai ką daryti. Aš baigiau studijas iš 3 karto. O kokias studijas? Aš studijavau aktorinę akademijoje, tada studijavau fiziką. Rimtai? Ja. Tai aš baigiau reklamos studijas Vilniaus. Galiausiai. Ja. Ir kai pradėjau studijuoti jau paskutinį dalyką, tai mane pakvietė dirbti į bažnyčią. Tai kokie sunkumai buvo? Tai reikėjo, aišku, atsisakyti ir vis dar reikia atsisakyti tam tikrų pasiūlymų ar tam tikrų dalykų. Tai vienas iš jų buvo tas, kad kai buvau jaunas su draugais mes ten sukūrėm grupę ir grojom jauti. Tai vat, ir kiek to buvo tuo metu? Tai aš pradėjau 12 klasį groti su jais ir grojau kelis metus. Tai va.
Tai čia buvo tas dalykas, kad aš galėčiau groti, man reikėjo dažnai keisti darbus, nes buvo sunku suderinti su įrašais ar su koncertais. Bet tada mane pakvietė dirbti bažnyčiai. Ir, žodžiu, man buvo gyvenimo trikampis toksai, kur yra studijos, kur yra grupė ir kur yra darbas. Tai aš visą laiką išmesdavau darbą, bet kai pakvietė dirbti bažnyčioje, aš žinau, kad čia darbas, kuris yra ilgalaikis, kur tu negali čia kelis mėnesius kažką pakeisti, tai būsi nenaudingas. Tai vat, tai... Ir tu dirbai iš pradžių pusę etato bažnyčiai. Tai vat, bet nespėjau vis tiek šitų 3 dalykų suderinti ir tuomet nusprendžiau, kad man patinka šitas darbas, aš noriu daryti ir turiu to atsisakyti. Ir šiaip labai juokinga, man buvo tai, nebuvo tai lengvas sprendimas, nors mes tada net nebuvom labai kažkokia žinoma grupė ar dar kažkas, bet, nežinau, į savaitę vieną kartą mane atpažindavo troleibuse, tai vat, ir šiaip žiauriai juokinga, kad tai man buvo sunku, bet žmogus toks yra. Taip. Žmogus toks yra ir tai vat, bet aš supratau, tiesiog, kodėl aš tai pasirinkau vietoj tos veiklos, nes aš mačiau čia daugiau prasmės ir pamačiau, kad galvoju tiesiog, kad galiu daugiau padaryti įtakos kitų žmonių gyvenimui, tiesiog su jais kalbėdamas asmeniškai, būdamas grupelėje, būdamas bažnyčioje, tai vat, negu pasirinkdamas kitą karjerą. Tai būtent grupėje, o tu tuo metu grojai? Taip, grojau. Jo, grojau, kuriam dainas panašiai. Tai vat, tai aš pasirinkau dėl to, nes tai vat, nes kartais galvodavau, kad gal aš tikrai prasmingai išnaudoju šitą laiką ir spaudė širdį kažkas ir galiausiai nusprendžiau, kad tai vat. O paskui, kai studijavau reklamą, tai buvo irgi pasiūlymų dirbti tada per COVID-ą nebuvo daug veiklos bažnyčiai, tik tais per Zoomą galėdavau suskambinti su žmonėm ir visiems buvo apsibodęs Zoomas ir aš galvojau, ką man veikti ir buvo praktika kūrybinėje reklamos agentūrai, tada aš pradėjau rašyti ir pradėjau man mokėti pinigus už tai, kad aš rašau ten Facebook'o, Instagram'o arba bannerių tekstus ir man pakvietė dirbti irgi. Ir tada man dar kartą reikėjo apsispręsti, kad aš tikrai to nedarysiu, tai vat, nes man tiesiog daugiau tai prasmės teikia. Tai va, tai reikėjo atsisakyti tam tikrų dalykų ir karjeros, pinigų taip pat. Bet dar nesigailiu. Taip, o kalbant apie darbą, tai tu galima sakyti, čia yra toks pirmas tavo ilgalaikis darbas bažnyčiai. Na. Taip, jo, pirmas. Taip, ir nežinau, kiek tu susiduri tada su tokiamis nuomonėmis, nežinau, nes tavo šeima yra tikinti, ar ne, kaip sakai, bet ar turi kokių netikinčių draugų, ar šiaip jeigu kartais tenka susidurti, ką žmonės šiaip galvoja, kad tu pasakai, aš esu bažnyčios tarnautojas? Vyresni, gal jiems sunkiau suprasti, nes jie sako, tu moki tą daryti, tu gali tą daryti, tavo profesija yra tokia, kodėl tu... Jie nesako taip tiesiogiai, bet jie man siūlo, ką aš galėčiau daryti gyvenime. O jaunesni žmonės tai šiaip net ir netikintis džiaugiasi tiesiog už mane, nes gal labiau jaunimas vertina daryk tai, kas tau teikia prasmę, tai kas tave prasmina, kas tau patinka, tai jie reaguoja, labiau palaiko. Taip. O kaip tada tu supratai, mes irgi kalbėjom prieš laidą, kaip Dievas šaukia, nes būna tokių supratimų, ar ne, kad turi kažkoks, nežinau, apvaizda kažkokia čia, prieškimą kažkokį gauti. Tai vis tiek, tu pasirinkdama šitą kelią, tu atsisakai kažkokių dalykų. Tai ar tu pasirinkai tiesiog matydamas, kad tu gali daugiau padėti žmonių, ar tai dar kažkokį kitokį turėjai, nežinau, prisilietimą Dievo, kodėl tu pasirinkai būtent šitą kelią? Realiai, kaip aš įsivaizduoju, kad Dievas šaukia, tai ganėtinai paprastai, yra ir dvasinių dalykų, bet yra daug ir paprastų žmogiškų dalykų. Labai mūsų kontekstas išduoda, ką Dievas nori, kad mes darytume, mūsų gebėjimai, mūsų dovanos. Aš girdėjau šitą mintį iš kitų žmonių ir tada aš mąsčiau apie savo gyvenimą. Aš visą laiką, nebuvo vasaros, kai aš nebūčiau stovyklose, gal dėl to man tai gerai taip ir sekasi ir aš ten gerai jaučiuosi ir Dievas mane ruošia tam. Tai vat, kaip dar supratau, kad Dievas šaukia dirbti bažnyčiai, kai man paskambino iš bažnyčios Rolandas ir sako, galim pakalbėti apie darbą. Rolandas yra jaunimo lyderis. Taip pat, jo, mes dviese dirbam. Jis anksčiau dirba vienas. Tai Dievas šaukia mus per kitus žmonės. Kai mes vieniems kitam reikalingi, kad atpažintume tas dovanas ir pasakytume, ką tiksliai tas gali kitas žmogus daryti. Tai aš taip įsivaizduoju
Ir buvo šiaip prieš man įsidarbinant tas laikas, aš dirbau tada padavėjų picerijai vasarą. Ir tai buvo laikas, kai aš labai daug, aš ieškojau daug Dievo, man patinka giedoti, tai aš daug giedojau jam tiesiog, meldžiausi ir jaučiau Dievo prisilietimus ir tai buvo tas periodas, kai jis ruošė mane šitam darbui ir kai aš laukiau to skambučio, aš tiesiog žinojau, kad tai yra iš Dievo, bet, tai va čia dar vienas dalykas, realiai Dievui labai patinka tokios maldos, ne, kai tu sakai, kad aš čia naudok mane, Dieve, ką tu esi numatęs mano gyvenimą, aš nenoriu jo prašvaistyti, jis atsako šitas maldas visiems, tai jam patinka, kai tu ieškai, kur Dievas, kaip jis gali tave panaudoti, tai aš ieškojau ir Dievas atsakė. Ja. Taip, tikrai. Kai ieškai, tai tikrai kažkoks atsakymas ateina, vienoks ar kitoks, tai manau labai geras padrąsinimas. Tad dabar galime pasiklausyti XFM muzikinio repertuaro ir jeigu dar nežinote ar svarstote, kur Dievas šaukia, galima apie tai ir pamąstyti dabar. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas. Tai Steponai, labai esi toks geras pavyzdys žmogaus, kuris pasirinko sekti Kristumi, kuris nori sekti Kristumi ir man, vis kyla tas klausimas dėl to konflikto, nes aš tiesiog žinau, kaip yra nelengva jaunam žmogui sekti Kristumi, ypač kai labai daug vis tiek mes ieškom savo vertės, ieškom, ką mes galim pasiekti, ką mes galim įrodyti, parodyti ir kalbėjom, ar ne, per tos giminių susitikimus visą laiką, tai ką čia veiki, ką padarei, ką tu pasiekiai. Tai kaip tu su tuo tvarkaisi, kad su tuo tokiu gal vidiniu noru įtikti, patikti žmonėms arba kažką įrodyti ir atrodo, tu pasirenki tokį siaurą kelią, kur kitiem gali atrodyti, tai ką tu darai, kodėl neišnaudoji savo potencialą, ką tu čia bažnyčiai su žmonėm veiki, ne? Ir atrodo taip kartais galvoju, galėčiau daugiau, galėčiau čia pasiekti kažką ir išnaudoti savo potencialą. Jo, tai realiai, jeigu man kyla tokių minčių, ir anksčiau daugiau kildavo ir tai man būdavo svarbesnis dalykas, mesti 2 kartus studijas nėra pats lengviausias kelias, bet čia mano toksai charakteris, kad aš nesusitaikau su to, jeigu matau, kad tai nėra pagal mano dovanas ir aš negalėčiau to daryti visą gyvenimą, rasti save tos srities, dėl to aš ir keičiau dažnai, bet jo, ir man buvo sunkiausia dėl to, ką pagalvos kiti, kai tai dariau ir kai tai rinkausi. Ką pagalvos kiti, man buvo per daug svarbi jų nuomonė. Tai čia vienas dalykas, dėl ko sunku pasirinkti, galbūt tokį kelią, kur nėra tokios karjeros ar dar kažko. Kitu atžvilgiu tai yra dėl kitų žmonių nuomonės. Kitas dalykas yra, su kuo aš susidūriau, kai man gimė vaikas, tu mąstai kaip tėtis, gerai, kiek mes kartų per metus ten skrisim į Turkiją, dar kažką, žinai, kitos atostogos lietuviškos, klasikinės. Ir galvoji, kiek aš parūpinsiu ją, kur aš galėsiu įleisti, panašiai. Tai gal 2 dalykai, tas žmonių nuomonės ir materialinis, dėl kurių galbūt kyla klausimai ir aš turiu vėl pasišvęsti, ir vėl padėti po Dievo kojomis. Ir sakyti, kad pas tavai yra gyvenimas ir tu sprendi viską viešpatie. Tai svarbu tas, kas man padeda, kad mano vertė yra Kristuje, kad mano vertė yra Dieve ir aš visą primenu, kad man svarbiausia turi būti jo nuomonė, ką jis galvoja apie mane. Ir tai yra sudėtingas dalykas ir aš po truputį tik tai einu tame ir mokausi. O kitas dalykas yra materialinis, tai šiaip tai labai juokinga, kaip yra ta Biblija vieta, kad sako, nesirūpinkite niekuo, aš pasirūpinsiu jumis. Aš šiais metais pradėjau tuo tikėti, dabar šiandien galiu pasakyti, kad tikrai pilnai tikiu tuo, kad aš nestokosiu, aš būsiu pamaitintas, Dievas pasirūpins manimi, mano šeima ir jis parūpins man darbą, bet kuriuo atveju, jeigu aš ir nesieksiu dabar karjeros ir reikės mane pakeisti 40-50 metų. Aš tikiuosi išlaikysiu šitą žvilgsnį, bet
labai juokinga, nes aš tik šiais metais tikrai to patikėjau. Taip. Tikrai to patikėjau. Anksčiau kaip? Nu, anksčiau, kai jaunas, tai gal negalvoji per daug apie tos dalykus. Žinoma, kad, tipo, tai aš galiu bet kada, žinai, aš jaunas, aš galiu užsidirbti, pakeisti, padaryti. Tai va, bet anksčiau... Anksčiau žinojau tai ir tikėjau to, bet dabar pilnai suprantu, kad kai Dievas tai sako, jis tikrai tą ir turi omeny. Jis nejuokauja, jis duos tau maistų ir vietą gyventi. Tai man padeda tiesiog vėl ir vėl tai pasirinkti. Klausimų būna, bet... Ačiū labai tikrai iš tavo tokį atvirą, nuoširdų pasidalinimą ir manau, kad gerą priminimą mums visiems, ar ne, kad mūsų vertė yra Dieve ir Kristuje. Ir mums yra lengva apie tai kalbėti, bet visai yra kitaip, kai tu ateini į tą situaciją, yra lengva kalbėti, kai tu turi statusą, bet kai tu iš tiesų pasirenki, žinai, palikti kažką dėl Dievo ir gal kažkokius savirealizaciją tam tikrą, ar ne, pasaulyje, ar savo talentų ir atiduoti į Dievo karalystę, ne, realizuoti tai investuodamas į žmonės, tarnaudamas bažnyčioj. Tai yra visai kitaip. Tad ačiū tau, manau, kad ir mums visiems mes tokiu atgarsį savo sielui irgi išgirdom. Ir Stepanai, kitas klausimas, kurį galvoju dar galėtume paliesti šioje laidos dalyje, tai vat, kartais tenka susidurti su to, kad vieni galvoja, kad jeigu tu tarnauji bažnyčiai, čia jau gal bažnytiniam kontekste, ne, kad čia jau prakilnesnį darbą darau, čia prakilnesnis pašaukimas. Aš čia tik 2 valandas kokias ten per savaitę tarnauju, tu visą savaitę Dievo darbą darai. Tai ar manai, kad galima taip skirstyti, čia prakilnesnis pašaukimas, neprakilnesnis pašaukimas, ką tu apie tai manai? Trumpas sakymas, ne. Ilgesnis sakymas, tai aš įsivaizduoju, kad tas pašaukimas yra, Dievas mus šaukia būti darbininkais. Žmonių žvejais. Taip, žmonių žvejais. Mes sakėm, kad pagal, taip. Ta prasme, kad tu manai, kad visi turi būti žmonių žvejais, tiesiog vieni daugiau, kiti mažiau. Taip. Bet tas, nemanau, kad tai yra prakilnesnis pašaukimas, ne? Pavyzdžiui, išrinktasis. Daktarai, pavyzdžiui, gelbėja gyvybės, ne? Realiai. Tai gal tai yra, arba socialiniai darbuotojai dirba su vaikais, kurie neturi tėvų. Tai aš manau, kad Dievas, kai mus šaukia, jo akyse visi darbai yra vienodai geri ir jis tiesiog, jo pašaukimas vienas, šiaip Dievas daug dalykų mus šaukia daryti, vienas iš jų yra, sako, dirbk. Ir dirbk kaip man, ne? Ir jeigu ir tavo rankomis Dievas pasirūpina žmonėmis, juos pamaitina, juos pagydo, juos apsaugo, realiai tiesiog padeda, nežinau, tu gamini indaploves, padeda išplauti indus ir turėti man daugiau laiko su šeima. Tai visi darbai yra Dievo akyse labai geri ir jis šaukia tave tai daryti ir aš manau, kad bažnyčiai nėra, didesnis, prakilnesnis pašaukimas kažkoks. Ir šiaip tai yra baisesnis pašaukimas, nes iš manęs bus daugiau pareikalauta, negu iš to žmogaus, kuris dirba, jam reikės atsakyti už savo. Iš to bus daug pareikalauta. Taip. Tai jis turės atskaityti už savo. Tai, ką veikia jis nuo 8 iki 5, ar darė Dievo šlovį, ar darė jam. Tai gal aš anksčiau, kai buvau jaunesnis, irgi taip pat galvodavau, ne, kad čia yra geriausias, kas gali būti, čia yra prakilniausias. Bet dabar aš taip negalvoju, jeigu dabar dirbčiau paprastą darbą, aš tiesiog stengiausi dirbti tiesiog kaip Dievui. Ir tikrai, jeigu dirbu aptarnavimas srity žmonių, aš noriu jas aptarnauti taip gerai, kad jie gerai jaustųsi išėję, atsakyti jų klausimus panašiai. Nes aš dabar matau, kad Dievas naudoja paprastus darbus, paprastas profesijas, viską savo šloviai ir patarnauti žmonėm ir taip pat liudyti, per gerą darbą liudyti, kad Dievas yra kūrėjas. Ačiū tau, Stepanai. O po muzikinės pauzės sužinosime ir pasiteirausime, kaip tu šlovini Dievą per savo tarnystę ir kaip iš tiesų tarnauji jaunimui, su kokiais sunkumais susiduri tarnaudamas jaunimu, kuo gyvena jaunimas. Tad nepersimkite ir mes jau netrukus vėl pratęsime šį pokalbį. XFM. Radijas gyvenimui. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas.
Steponas Davidavičius šiandien yra Jaunimo kodo laidoje ir mes kalbamės apie pašaukimo klausimus, apie jo pasirinkimus ir Steponui dabar norėtųsi pakalbėti apie būtent tavo tarnystę, tavo pagrindinį darbą ir tarnystę, tai yra su jaunimu. Kiek žinau, tu vedi grupeles ar ne jaunimui ir kaip ir tokias sielovadinius tokius seminarus ir tiesiog vat, būtent esi toje jaunimo tarnautojų grupėje, turbūt ir daugiau darai, bet tai vat, su kokiais tu iššūkiais susiduri tarnaudamas jaunimui? Nes šiaip, nežinau, ar tu tarnauji ir paaugliams, su kokio amžiaus tu jaunimu dirbi? Nuo 12 iki 30. Okay, tai ir eina ir paaugliai, nes nežinau, taip. bent jau man atrodo, kad su paaugliais nėra taip lengva, nes vis tiek tokie visokie iššūkiai, plus dar yra kita karta, jau dar kitokie iššūkiai, negu mes juos turėjome, tai gal nežinau, ar lengva juos suprasti. Tai kaip atrodo tavo darbas ir su kokiais sunkumais tu susiduri, kaip juos sprendi? Tai darbas atrodo per grupeles, ar sekmadieniais būna atskiras susirinkimas paaugliams, per stovyklas, būna žiemos išvykos pas mus dar kažkas, tai vat, bet daugiausiai dirbu su vadovais, kitais, kurie rūpinasi jais. Įgalini vadovus, kad tie vadovai galėtų tarnauti. Taip. Na, aš pats pradėjau vesti grupelę 7-okams. Dabar jie yra jau antro kurso studentai. Tai vat, aš vis dar su jais. Tai vat, tik jie dabar veda savo grupeles ir jie matė, kaip aš tai dariau ir aš jiems padedu kelyje, padedu jiems ruoštis su iššūkiais ir panašiai. Tai vat, o šiaip tai nežinau, čia yra mano dovana, dėl ko aš esu šitoj tarnystėje, nes man patinka paaugliai. Man jie įdomus, man lengva su jais rasti ryšį ir prieiti su jais ir pakalbėti apie viską, pajuokauti ir jie mane traukia. Dievas įdėjo meilę tiesiog jiems, jaunuoliams, paaugliams ir man smagu ir jų problemos man, nežinau, netrodo didelės labai. O kaip tu darai, kai, pavyzdžiui, ateini ir jie nenori šnekėti, turbūt tokį poker face tau tiesiog, žinai, tavo veidą ir toks atrodo, tai gal man čia išeiti ar ką daryti? Ne, tiesiog jiems būna neįdomu tada, kai tu padarai, kad jiems nebūtų aktualu arba tu esi per daug labai profesorius, labai protingas ir nekalbė jų kalbą, neduodi pavyzdžių, bet jeigu tu stengiasi dėl jų, galvoji žaidimą, kuris būtų susijęs su ta tema, galvoji apie pavyzdį, galvoji apie klausimus, jie tada mato, kad tu stengiasi dėl jų ir jiems būna įdomu, jiems įdomu kalbėti apie jų gyvenimus, apie tai problemas, kurias jie turi, jie tada atsiveria lengviau ir mato, kad tu jiems rūpi. Tai vat. Plus aš išmokau, tiesiog reikia kantrybės šitam darbe, šiaip dirbant su žmonėm, nes žmonės lėtai keičiasi ir tai sakau dėdamas ir į save ir iš tiek metų, kiek jau tarnauju ir panašiai. Taip yra, žmonės lėtai keičiasi, jeigu būtų keistis lengva, tai, Jėzui net nebūtų reikėję ateiti, jeigu mes galėtume patys pasikeisti, bet reikia jo malonės, jo dvasios vedimo, vaisius dvasios auga patruputį. Tai gal man patinka jaunimo tarnavimas, nes ten greičiau gali matyti gal rezultatus. Gal su jaunai žmonėm, dabar jie tokie minkštesni yra, galima jos lengviau, žinai, kaip molį liūdyti. Tai man patinka rezultatas, jis nėra labai greitas, bet jis pasimato kažkiek, bet reikia ne 1 metų, ta prasme tam. Tai tiesiog kantrybė, Dievas keičia širdį, mylėti juos, suprasti ir ir jie nebaisus man patinka. Tai labiausiai mokais, bet toks vienas didžiausių iššūkių kantrybė yra ir ar tau galbūt teko perėti per kažkokį, nežinau, kad tau nesigauna, gal nežinau, jo suprast, arba ten kažkaip jie nepriema tavęs, ar neteko su tokiais iššūkiais? Teko, šiaip tai kai pradėjau vesti grupelę, teko susidurti su to, kad aš pasirodo net taip myliu žmonės, kaip jos galvojau, kad myliu. Pavyzdžiui? Tiesiog grupeliokus, kai jie buvo 7-okai ir jie, visokie, paaugliai yra visokie, teko, šiaip tai, ką aš gyvenau kaip jaunas tarnautojas, sakau, Dieve, aš noriu jos mylėti, ar gali man padėti. Ir meldžiausi taip, ir po kurio laiko atėjau grupelę ir aš žiūriu, aš visus myliu. Ir, tikrai, nuoširdžia meilė, man įdomu ir man... Myli tai reiškia neteisi, nesmerki, nori padėti. Taip, ir man nedarau favoritų, kuriems lengviau seka sekti dabar, arba kuris yra įtikėjęs, panašiai, tau sunkiai sekė šią savaitę, man nesvarbu, ta prasme, man svarbu, nes mes mokysimės, kad būtų lengviau sekti Dievu, bet
man gerai, kad tu esi čia. Tai vat va šitas dalykas. Ir žinoma, tu dirbi ir tada jiems vis tiek sunkiai arba grįžta prie kažkokios nuodėmės, arba vėl sunkiai sekasi skaityti, melstis, jau dalintis. Mes jau tai mokėmės, kodėl tai sunku, ypač po COVID-o, bet aš tiesiog suprantu, kad matau tai savyje dalykų, kur Dievas dirba vėl ir vėl ir tai mane nužemina šiek tiek į mano išdidumą. Realiai, jeigu nesi išdidus, tada lengva dirbti su žmonėm. Bet jeigu labai pasikeli pats, tada greičiau nori viską. O tai kokios tas didžiausios problemos, su kuriam jaunimas galbūt, ką tau tenka spręsti, ar tai nuodėmės klausimai, ar dar kiti? Nuodėmės, aišku, visi susiduria su nuodėme. Čia viena pagrindinių žmonių problemų, dėl ko Jėzui reikia ateiti. Tai sunaikinti nuodėmę ir mirti. Ja, taip, paaugliam irgi ta pati, bet jeigu jau einate konkrečiai. Taip. Kai dirbu tame ir gyvenu tame, tai daug galėčiau vardinti, bet gal pagrindinės yra, gal net jos nesvarbiausia, bet tiesiog kas ateina man į galvą. Tai sunku jaunuoliam būti ne paviršutiniškiam savo tikėjime. Paviršutiniškiam turiuomenį labai mes dabar mes gyvenam malonumo amžiuje ir malonumais tapo žmonių stabu visiems ir paliečia ir bažnyčią, ir mane, ane? Ir jeigu aš gaunu džiaugsmą, malonumą ir gyvenimą iš kitų dalykų, man sunku sekti Dievu, kodėl aš turėčiau jo ieškoti ilgiau, kodėl turėčiau būti, kodėl sunku melstis ilgai, arba šlovinti, arba skaityti žodį, kodėl sunku koncentruotis. Tai realiai, šita nuodėmė yra, su kuria man reikia kovoti ir visai mūsų kartai, kur yra ta paliesta, tiesiog, kad iškeltas yra malonumų dalykas, tavo smegenys negali nuobodžiauti. Jos negali to daryti dabar. Ir tai veda į paviršutinišką apsisprendimą. Dievo reikia ieškoti. Ir kaip pamatyti, kad Dievas įdomus, kad ir neatrasti, kad jisai irgi nemažiau nuobodus, kad jisai nenuobodus. Kad jis teikia gyvenimą, kad jis teikia džiaugsmą, tai sunkiausia tuo patikėti yra. Tuo patikėti, kad ar tikrai Dievas teikia gyvenimą, tikrai teikia džiaugsmą, ar tikrai jis yra malonumų atsakymas. Ir tai patikėti tuo, kad Dievas nėra prieš malonumus. Dievas sukūrė malonumus, velnias nemoka sukurti vieno malonumo, dėl to jis sako, naudok juos ne pagal paskirtį, ne laiku, arba perspausk per daug, ne? Apsivalgyk, apsižaisk, apsisėdėk prie kompo, dar kažką daryk. Tai čia, tai velnio keliai tokie. Tai šitas dalykas ir kitas dalykas yra, kad sunku, nes trūksta galbūt tokių pavyzdžių jaunuoliams, kaip įsitraukimo iš vyresnių ir parodymo, o ką reiškia tikras gyvenimas krikščionio. Tiesiog, bet man yra, trūksta, kad kažkas juos pasimtų ir pavedėtų už rankos. Tai tokias mentorystės, ta prasme, asmeninės. Taip, galbūt, atkreipimo juos dėmesį labiau ir supratimo, kad užauginti vaiką reikia viso kaimo. Ir kad užauginti jaunuolį reikia visos bažnyčios. Neužtenka tik tavęs. Neužtenka. Ir jiems gal trūksta tokio šiek tiek dėmesio o kaip suaugęs, pavyzdžiui, kaip suaugęs su malonumu nuodėmė, kaip su savo laiku prie ekrano, kaip su geismais, kaip jie atsirenka kokius filmus žiūrėti ir panašiai, tokio praktinio palydėjimo. Bet tam, kad galėtum tai daryti, tau pats nuolatos su savim turi dirbti. Tai gal tokie porą dalykų, kurių dar daug yra, bet... Labai labai geri dalykai, iš tiesų toks, kartais atrodo net nesusimastai, nes galvoju, čia jaunimui ten... galvoju apie kitus dalykus, ar ne, kad ten nuolat dylina su kokiam nuodėmėjim, ar ten nenori į bažnyčią, bet kad yra daug gilesnės problemas. Ačiū tau labai, kad jas įvardinai. Dabar mes pasiklausysim muzikos ir jau po trumpos muzikinės pauzės vėl sugrįšime jau į paskutinę dalį ir apibendrinsim ir dar paklausiu poros klausimų. XFM. Radijas gyvenimui. Tikėjimo dilemos, problemos ir aktualijos. Jaunimo kodas.
Sveiki visi, kurie galbūt ką tik įsijungite mūsų radijo stotį. Su manimi svečiuose yra Steponas Davidavičius, kuris yra Vilniaus Evangelinės bažnyčios jaunimo tarnautojas ir su juo mes šiandien daug kalbėjome apie pašaukimą, apie jo pasirinkimą sekti Kristumi ir tam tikrą prasme atsisakyti kažkokių ambicijų, kažkokių tikslų, bet atsisakyti dėl to, kad tu matai, kad yra prasminga veikla ir iš tiesų gali investuoti savo talentų, savo laiką į tai, kad Dievo karalystė plėstųsi ir tuo labiau, kad tai tau sekasi. Sakai, kad tau labai patinka dirbti su jaunimu ir tau jie yra įdomus ir įdomus paaugliai. Kas tikrai ne visiems žmonėms taip įprasta, natūralu, nes iš tiesų bent jau iš savo patirties galiu pasakyti, kad nėra labai lengva su paaugliais dirbti, labai reikia atrasti tą tokią kalbą ir tu labai gerą pastebėjimą pasakai, kad šiais laikais mes gyvename malonumų tokiame amžiuje ir didžiausia kova yra atrasti ir patikėti, kad Dievas yra daugiau ir Dievas irgi yra tas malonumas gyvenimo, tikslas, gyvenimo džiaugsmas, patikėti tuo ir gyventi tuo, nes dažnai mes labai esame, gundomi ar ne, į tuos pasinerti tuos kitus dalykus, kurie mums teikia tokį trumpalaikį malonumą. Tad labai man patiko šitą tavo mintis ir norėtųsi pabaigti laidą apibendrinant apie galbūt irgi tą tokį balanso atradimą savo gyvenime, ar ne, nes visi mes, kai esame ypač jauni žmonės, norime tikrai daug padaryti dėl Dievo, norime pasiekti, norime įrodyti kažką ir tikriausiai tik tais jau nugyvenę kokį 40 metį, jau pamato ir, taip nežinau, ar tau teko susidurti, kad, čia tas jaunuolis, ką čia jis dabar biški, po kelių ten metų ar ten 10 biški nusileis ant žemės, tai visokių tokių tenka ir norėčiau ir tavęs paklausti, kaip tu, ką tau reiškia Pauliaus žodžiai iš Filipiečiams laiško 3 skyriaus. O taip, aš iš tikrųjų visą laikau nuostoliu dėl Kristaus Jėzaus, mano viešpatės pažinimo didybės. Dėl jo aš praradau viską ir viską laikau sąšlovimis, kad laimėčiau Kristų. Tu viską laikai sąšlovimis? Viską? Yra viena taisyklė, kai skaitai Bibliją arba mokaisi kažkur panašiai, jeigu atsakysi visą laiką bus teisus, tai yra kontekstas. Taip. Geriausias žodis yra. Tai ne, aš ne viską laikau sąšlovimis, bet blaiviai tiesiog apie viską mąstau, nes čia Paulius kalba apie savo statusą kaip fariziejaus, savo įstatymo laikymasi, savo uolumą dėl įstatymo. Ir visą tai jisai sako, aš visą tai atiduodu savo teisumą, savo dar kažką, kad laimėčiau Kristų ir gaučiau jį. Tai kaip tu sakai apie tą balansą ir apie, kai jaunas esi, nori išgelbėti pasaulį ir jį pakeisti ir tai yra gerai. Tai nes būna gal du kraštutinumai būna, kai tu galvoji tiesiog, kad pasitenkini, pamiršti tai, kad Dievas tave šaukia, ką mato Evangelijos pabaigoje, sako, eikite visas tautas, padarykite mano mokiniais, krikštikite juos, mokydami laikytis visko, kas jis sakė, sako, sek paskui mane, padarysite tave žmonių žvejų. Tai būna pamirštam tą ir kad krikščioniškas gyvenimas yra tiesiog sekmadienį bažnyčiai lankymasis ir aš neaukoju savo gyvenimo, savo atostogų, savo vakarų. Tai čia yra vienas ekstremumas ir tiesiog būni toks pasyvus tikintysis, kuris neneši vaisiaus Dievui. Kitas ekstremumas yra, kur tu viską paaukoji, ir gali apleisti savo šeimą, savo vaikus, savo studijas, savo darbą dirbi atmestinai, tai nėra prakilnesnis kelias ir Dievas tikrai keistai žiūri į tai ir sako, paskaityk Bibliją, būk sveiko proto, blaiviai vertink, visus šitos dalykus. Tai ir kas man padeda negelbėti pasaulio, yra tai, kad aš matau, kad reikia padėti tenais, reikia palydėti tą žmogų. Tai labai daug poreikių yra. Taip, tai pjūtis didelė, darbininkų maža. Bet ką aš išmokau ir mokausi, kad Dievas, šitą išmokau dalyką mokydamas tarnystės mokykloje, kuri Evangelinė Biblija institute. Ir dabar joje dar mokausi. Taip, mokausi. Ir būtent šį pusmetį mes kalbėjome, kad Dievo būsena į mus yra nepasitenkinęs gailestingumas. Jam nepatinka viskas mūsų gyvenime, bet jis yra gailestingas mums ir tai pasireiškia jo kantrumu, atlaidumu ir gero darymu mums. Ir kai man kažkas nepatinka bažnyčioj, jaunuolio gyvenime, mano gyvenime,
aš galiu sakyti, kaip taip gali būti, tai akivaizdžiai žodis sako, ne, tą ir tą. Reikia pakeisti tai, reikia dabar tai daryti. Ir aš pykstu ant visų, ne, ir gali būti taip, jaunimas būna ir išeina iš bažnyčios netgi dėl to, ne. Yra dėl ko kartais išeiti iš bažnyčios, aš ne apie tuos atvejus, bet kas man padeda, kad aš į šitą situaciją žiūriu, kad nepastenkinęs gailestingumas. Man gal nepatinka tai, bet aš esu gailestingas, aš atleidžiu, aš esu kantrus, aš darau gerą ir aš esu bažnyčiai tenais todėl, kad Dievas mane įdėjo čia bažnyčiai, kad aš kažką keičiau ir kažką daryčiau ir duočiau savo dovanas. Tai va, ir kitas dalykas, kad aš pradedu vis daugiau suprasti, kad bažnyčia yra Kristaus. Netikintis yra, Kristaus, jis sukūrė, jis yra Dievas, aš neišgelbėsiu pasaulio ir aš darau tai, ką galiu. Bet aš negaliu atversti nei vieno žmogaus, savo jėgomis, savo evangelijos įmantrių skelbimų netgi. Aš tengiuosi, aš mokysiuos tai daryti, rasti atsakymą į kiekvieną klausimą, bet mane išlaisvina tai, kad Dievas veikia. Jis myli žmonės dar labiau už mane, jis rūpinasi bažnyčia, jis rūpinasi kiekvienų jaunuolių ir aš tiesiog einu pas jį, tariuosi su juo, ką daryti. Ir tai mane išlaisvina nuo to, kad ant manęs ta našta yra pasaulio gelbėjimas. Nuo to tokio maksimalizmo, nežinau, ar tu su juo susiduri, noro ar ne, padaryti viską, bet ir kartu, turbūt ir, kad Dievas, žiūri mūsų širdį ir kartu mes negalim padaryti kažko labai tobulai, kad ir labai norėtume, bet ta širdies nuostata turbūt labai svarbi, ar tu tikrai myli jį, kaip tu darai, ir tikriausiai, kai myli, tai ir stengsiesi, bet ir kartu suprasdamas, kad esi labai trapus ir netobulas ir kad bet kokiu atveju tau reikia Dievo gailestingumo. Ja, Biblijai labai šiaip aiškiai atsiskleidžia, koks yra mano darbas ir kokia mano dalis, skelbiant evangeliją, tarnaujant Dievui, einant į bažnyčią, gyvenant su juo ir kokia Dievo dalis yra tame. Ir Dievo yra didesnė negu mano. Taip. Ir tai mane išlaisvina, kad aš galiu laisviai, meiliai, maloniai, tiesoji tarnauti jam ir džiaugtis to, ką darau. Nes labai blogai yra perdegti, kai paskui tu nieko nenori tarnauti ir panašiai. Ir tai čia reikia ir bažnyčiams, nesitikėti per didelių lūkesčių dėti žmonės. Ir į pastorius, pavyzdžiui, kurie perdega, kurie viską turi patraukti. Tai turėti tą sveiką supratimą. Ir savo pačiam priminti, kad jeigu pats negausi, tai neturėsi ko duoti. Taip. Ir savo priminti, kad gerai, aš netėjau gyventi patogaus gyvenimo iš tą žemę, bet aš netėjau mirti ant kryžiaus už visų nuodėmes. Tai ačiū tau labai, Stefanai, už tavo padrąsinimą, už tai, kad esi pavyzdys jauniems žmonėms ir tikrai linkiu Dievo palaiminimo tavo tarnystėje ir kad dar daugiau pakiltų jaunų lyderių, kurie vestų kitus žmonės ir kad tikrai visą tai, ką tu darai, kad tavo komanda daro, tai būtų Dievo šloviai. Tai ačiū tau labai ir primenu, kad svečiuose mes turėjome Steponą Davidavičių ir kalbėjome apie pašaukimą ir jeigu dar norėsite paklausyti mūsų laidų, tai galite surasti YouTube kanale Įvedvinimo kodas, taip pat Spotify, SoundCloud platformose ir rašykite savo klausimus arba jeigu turite kokį nors temų, kurias norėtumėte, kad mes pagvildentumėme, tai irgi rašykite. Na, o aš, Gabrielė, su jumis atsisveikinu ir primenu, kad ši laida yra projekto Laikas klausti ir suprasti dalis. Šį projektą iš dalies remia Radio spaudos ir televizijos rėmimo fondas. Iki. Ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite užsiprenumeruoti mūsų kanalo ir tokiu būdu sekti visas mūsų naujienas. Taip pat pasidalinkite šiuo įrašu su savo draugais bei artimaisiais. Dar kartą ačiū, kad žiūrėjote.